Sveiki, mėlieji. Pasirodant vis daugiau ženklų, kad pavasaris gali šiemet būti ankstyvas. Išėjom su Terute. Parodyti jums Terutę reikia. Štai Terutė. Negaliu parodyti Terutės. Štai Terutė. Taip, mano draugė. Išėjom su ja apsidairyti, kas darosi gamtoje su augalais ir ką jau galima būtų veikti šiuo metu. Štai einame su Terute, užlipom į kalną ir einam žiūrėti, kokia situacija yra su balzaminė tuopa. Balzaminės tuopos pumpurai renkame anksti pavasarį. Turi daug antiseptinių, labai daug turi eterinių. Ne tiek eterinių, kiek dervų turi daug. Ir turi daug antiseptinių tokių savybių. Čia yra mūsų tuopų miškelis. Tuopa. Čia ne tuopa, ne. Štai čia yra tuopa. Ir štai pumpuriukai. Yra pumpuriukai. Štai. Žučiukai ir dar tokie sausi. Dar truputėlį per anksti juos rinkti. Palauksim, kol bus koks nors didesnis vėjas, kokia nors pavasarinė audra, gal biškį numes mums šakų, nuo kurių geriausia yra rinkti pavasarinius pumpurus, kadangi tada ne taip nuskriaudžia medį, nes iš kiekvieno pumpuro paskui išauga lapas, šakelė ir lapas. Tai kad nenuskriaustų augalą, geriausia yra rinkti šakas. Ui, tai jau čia į kitą kelio pusę, kur štai Gudobelė spigliukais sveikinasi. Ir senosios tuopos. Va, ir po jom būna nukritusių šakų su pumpurais, bet jų reikia ieškoti iš karto po vėtros. Va, yra šakelė taip įdomiai išaugusi iš apačios kamieno. Naują šaką medis leidžia. Bet čia irgi dar ankstoka pumpuriukam. Tai eisim žiūrėti kitų augalų. Galima žiūrėti žiemą, pamatyti nudžiūvusius stiebus, bet va tokie charakteringi, kur turim, kur buvo žiedynai. Pabandysiu jums išryškinti kažkaip tai, ar ne, tai čia yra trūkažolės stiebai. Ir net ir vaikščiotum žiemą galit atkreipti dėmesį ir įsidėmėti, kur auga ta trūkažolė. Kitaip dar mūsuose vadinama cikorija, kur geriam cikorijų kavą, tai vat apsčiai jos auga palei pievose, natūraliuose, neartose, kažkur tai pamiškėse, palaukiese, visur. Trūkažolė labai naudingas augalas, paskui papasakosiu. Eidama pamačiau šitą ąžuolą ir prisiminiau pasaką iš vaikystės, kur senoliai pasakodavo, kad kaip ten buvo, kad rudenį visi medžiai ruošiasi miegoti, kažkaip tai tiksliai nebeprisimenu jau, bet visi medžiai ruošiasi miegoti. Tai vienas ąžuolas
budi, saugo visus, prižiūri tvarką ąžuolas. O paskui anksčiau vėliau įmigęs, štai dar vienas su lapais. Pavasarį visi medžiai bunda, lapus skleidžia, pumpurus krauna, žiedus skleidžia, o ąžuolas vis dar miega. Nes nelaiku užmiego. Kažkaip ne taip ta pasaka buvo, bet senoviai svarbius gamtos reiškinius žmonės per pasakas ir legendas ir mitus per istorijas perduodavo. Dar vienas ąžuoliukas pakeliui link mūsų tikslo. Švendrynas prasideda. Vadinasi, artėju prie savo tikslo, nes einu link pelkės tokios, link pelkyno, kur tikiuosi pasižiūrėti, kaip laikosi gluosniai. Tik taip dar blindės, nes šiemet labai reikia jos žievės, nes jinai labai padeda mano mamai, kuriai kai labai užskausta sąnariai ir niekas nebepadeda, tai puikiai padeda mano pačios padaryta gluosnio žievės tinktūra. Kaip tą padaryti, nėra sudėtinga, pasakoju savo mokymuose. Ten mama biški, kur tamsesnis žemupys, toks upeliukas teka ir ten auga blindės, tai šiemet planuoju nemažai pasidaryti žievės tinktūros, gal dar kažkokių ekstraktų, bet lauksiu ir astrologinės palankios dienos ir lauksiu tinkamo meto, kai jau pradės gyvybinė energija judėti į viršų iš šaknų ir pradės po truputį matytis, kad tuoj bus pumpurai. Tai va tada ir planuoju eiti žieviauti ir šakelių to pačiu prisiskinti. Šlapia, jau šlapia. Užsidėjau botų šiandien. Išvaikščiojo stirnytės. Iš šakelių planuoju šį bei tą daryti darže. Jeigu pavyks, parodysiu ir jums. Na štai jaunas blindės. Čia atžalynas, nes matosi, kad papjaustyta buvo, bet labai gajus šitas yra. Na, medis krūmas. Šiaip tai yra medis, bet dažniau šita rūšis atrodo kaip krūmas. Na ir pažiūrėkim, kokia yra situacija su pumpurais. Jinai yra tokia, kad dar tie pumpuriukai labai mažiukai. Ir dar yra truputėlį ankstoka žieviauti. Bet ženklas yra toks, kad reikės ateiti dažniau patikrinti ir stebėti labai gamtos ženklus. Eidama atgal per pievą, pažiūrėkit, ką radau. Einu ir žiūriu, kur čia visur va tokių, matot, va tokių kaip, matosi, kad tikrai vijoklinis kažkoks augalas. Ir čia yra visiška pieva, bet jų čia va visur pilna. Ir tiek man parūpo, kas čia yra, taigi paėmiau ir pasilinkiau. O čiagi brangieji apiniai. Pilna pieva apinių. Įsidėmiu ir žinosiu, kur ateiti rudeniop. Daug, va, pilna visas plotas, vieni apiniai. Natūraliai vasarą jie aišku lipa čia augančiais kiečiais, kitais aukštesniais augalais. Bet čia jų pilna, natūraliai laukiniai
augantys apiniai. Štai ką reiškia neartos ir neliestos pievos. Tai tiek apie apinius. Varnalėša. Žiemą irgi atpažįstama puikiausiai. Čia jau antrametė. Išmetusi sėklas, jau čia nieko nebėra, tuščia. Todėl labai gerai prisiminti vietą, kurioje matėte. Nes aplinkui augs daug mažų pirmamečių varnalėšų, kurias vasarą būtina pasižymėti, jeigu norite rudenį išsikasti šaknų. Nes jeigu nepasižymėsite rudenį, lapai greitai nukrenta ir tada labai labai sunku atrasti, kur buvo toji varnalėša. Linkėjimai.